Sveiki visi ir šiandieną filmuoju SlenderTubės ir, kaip sakiau, filmuosiu su savo naujoju kontroleriu. Tai gerai. Kaip matote, lėtai valosi, nes nustačiau, nes patogiau man taip bus. Ir sorry už lagą, nes nustačiau kuo didesnę grafiką. Tai vaiką, biškį pažaisim su lagu. Ir gamepadą. Kaip matote, galiu sprintinti, kaip mes sakau, sprintinu. Ir kaip kažkoks didelis rūkas. Grafika pageroka. Dar gali laginti dėl to, kad filmuoju ir keliu video. Bet taip tai nelabai. Nustačiau kuo didesnę grafiką. Reikės padaryti kai kokią mažesnį grafiką. Ir aš čia tikrai nesurinksiu visų puodynių, kur reikia ieškoti. Aš žiauriai didelis ron šito gimo ir ypač su šituo kontroleriu. Manęs neįmanoma pagauti tam žmogui. Tai vat. Nu tai ne žmogus šitai. Bet neįmanoma jam bus manęs pagauti, tai tada aš išjungiau geriau šviesą, kad būtų. O, ir iš karto teletubbių namą randu. Visi sako, čia baisiausia vieta. Ir kaip man čia įeiti? Kur ta košė? Ant žemės. Reikia rasti tą košę. Žinau, kad čia yra ta košė. Ašgi esu buvęs čia. Traukis. O! Kažkur sienoj paslėpta. Mane gaudo tas iškrypėlis su baltu veidu. Ai, ne, nebegaudo. Ai, ne, nebegaudo. Bet tai nesupratau, sienoj paslėptas. Tai neįmanoma tikras. Bet aš radau. Dabar bandau nueiti iki jūros tos, paplūdimys. Turbūt tenais nebus to žmogaus kol kas. Sprintinam. Ir mes jau priėjom. Kol kas bet nematau ir pabandom eiti į tą pusę. Turbūt tenais ir bus. Jo, matau jau tą kažkokį geltoną teletubį. Nepaėmė. Paėmė. What the fuck? Nu gerai, einam. Nežinau, ar girdžiuosi ar ne, bet aš sau pats beveik nesigirdiu. Ir aš dabar labai atstūmęs savo kompiuterį, todėl galiu ir nesigirdėti. Palaukit, pristumsiu arčiau. Oi, nu va, prisistūmiau, turbūt girdžiuosi garsiau. O, košė. Košė. Košė! Aš noriu paimti košę. O, 3 košės. Košės. 3 košės surinkam. Labas.
Kodėl tu taip spiegi? Tavęs pritildyt noriu. Bus pamatei jį ir išsigandai. Eik tu sau. Jeigu dar kartą suspiegsi, tai aš pats sustosiu ir tavęs nebevaldysiu. Čia kažkur turėtų būti iškeliavietė. Čia turėtų tokie dūmai rūkti. Ir tada turėčiau paimti. Ir kol kas tų dūmų nesimato. Ir aš nuėjau ten. Ten kažkur turėtų būti. Nes praeitus kartus eidavau ten, rasdavau ir atsiprašau, man kažkas parašė žinutę, tai nekreipkit dėmesio. Jeigu net ir skambins, tada. Ir kas nerandam to iškrypėlio, turbūt jau tuoj pasiduosiu, nes labai noriu pasižiūrėti, ką man ten parašė. Turbūt tik suščiavo, parašė, ar esi, arba savo, ir štai radom tą iškeliavietę. Aš bandau apsisukti. Žmonės. Ne žmonės, kompiuterį. Va. Nesuprantu, kam ten kažkoks ženklas keptuvė. Ar panašios kažkas. Lauk. Mane gaudo jau visai. Jeigu išmeta tą džimskerą, vadinas, jos gaudo. Būtent tą džimskerą. Jei kitus, tai turėjot kažkokią vietą, kur kažkas. Kur gali būti turbūt tas kažkas netoli. A jeigu tą tinki-vinki kažkokį, tai vadinasi, jisai jūs pamatė ir jau gaudo. Štai. Aha. Bėgam tiesiai. Ir su jumis buvau aš Big Slender, reikiantis teletabis ir sakau jums ate. Žiūrėkite, kaip buvau sugautas ir ate, laukite kokių kitų video. Ir nepamirškite laikinti šio video, prenumeruoti ir komentuoti. Ir dar dalinkitės, jeigu galit. Ate.